Praėjusioje laidoje didelio žiūrovų palaikymo sulaukusi medikė Jurgita vos nulipusi nuo scenos neišvengė konflikto su partneriu. Iš tikrųjų, man buvo kaip ir vos netaškas ir tas lašas paskutinis, kai būna, kad kai mes nuėjom po šokio į persirengimo tą kambarį, visą kelią, aišku, buvo tyla tarp mūsų ir po to buvo tyla ir aš jau nebeištvėriau ir sakau, Rimvydai, tai nieko nepasakysi? Iš vis nieko, tai jis, aišku, tada pratrūko ir sakė, tragedija. Tiesiog nevinioju žodžių į vatą ir sakau taip, kaip iš tikrųjų yra. Jinai nuvylė mane labai stipriai ir nusivylė iš tikrųjų pati. Bet ir tada buvo turbūt tas lašelis, kad aš jau išbėgau ir po to jau nežinau, nenorėjau nei kalbėti, nei nieko. Pirmadienis mūsų prasidėjo taip, ateinu į salę, sėdė, nieko gero, tai nuojauta, kad ne. Po to atėjo antradienis. Vėl lygiai tas pats. Reikia kažkaip bendrauti, šnekėtis. Tarp mūsų iš tikrųjų viskas yra labai gerai, bet skatinimo ir to palaikymo ir to tokio, tas žodis mane iš tikrųjų pritrenkė. Iš tikrųjų net nežinau, kodėl aš toks esu karštakošis. Nuo mažens aš buvau sportininkas. Aš labai mėgau dirbti ir dievinau tą darbą ir tai darau dabar. Ateini į salę dirbti, negerti kavos, nešnekėti, negerai leisti laiką. Mes ateiname dirbti ir mes dirbame darbą. Tad Jurgita jau pradėjo pažinti šou pasaulio užkulisius. Ne viskas čia spindi. Tačiau pasak moters, apie pasitraukimą iš projekto nėra nė minties.